Labas. Šitą dainą galima dainuoti su pačiais mažiausiais vaikučiais. Todėl, kad tai yra labai paprasta melodija ir judesiai. Tai galima pradėti nuo tų, kurie jau stovi ir vaikšto. Taigi, paskui papasakosiu dar galima, kad tėveliai tą dainą dainuotų su mažiukais ant rankų. Irgi parodysiu kaip. Taigi, pradedam. Vieną kartą aukštai, kitą kartą žemai, vieną kartą tiesiai ir kreivai, vieną kartą ten, kitą kartą čia, apsisuksime ir pašoksime. Ta pačią dainelę padainuokime su ritminėmis ląstelėmis. Vieną kartą aukštai, kitą kartą žemai, vieną kartą tiesiai ir kreivai, vieną kartą čia, kitą kartą čia, apsuksime ir pašoksime. Labai paprasta. Ta pačią dainelę padainuokime su skarele. Vieną kartą aukštai, kitą kartą žemai, vieną kartą tiesiai ir kreivai, vieną kartą ten, kitą kartą čia, apsisuksime ir pašoksime. Linksma. O dabar tėveliams su vaikeliais. Turiu kūdikėlį arba tą, kuris stovi. Jeigu stovi, tai mes galim vienas prieš kitą atsistoti. Arba visi į ratą susikabinę. Bet sakykime, kad vaikas yra ant mano rankų. Vieną kartą aukštai, kitą kartą žemai, vieną kartą tiesiai ir kreivai, vieną kartą ten, kitą kartą čia, apsisuksime ir pašoksime. Va taip va. Keli variantai tos dainos. Galima dar visokių kitų variantų prikurti. Su barškučiais, su būgneliais. Čia fantazijai ribų nėra.